Tęsim kalbą apie baltas dėmes, tų baltų dėmių istorijoje, kaip matot, jau iš pirmo pranešimo buvo radom labai nemažai, gal Vidmantas ras jų ir daugiau ir mums apie jas papasakos. Aš tik dar kartą priminsiu, jeigu tikrai kyla įdomių klausimų ir tai galit pasinaudoti šituo mūsų čatu, aš paskui tos klausimus pabandysiu paskaityti, arba ruoškitės po to pakelt rankas ir diskutuoti. Taip, Vidmantai, jums žodis. Dėkoju ir sveikinu visus. Rytas, vakaras, diena, čia turbūt įvairių kontinentų žmonės prisijungia. Tai noriu padėkoti už pakvietimą. Esu jau ne pirmą kartą ateitininkų auditorijoje, turbūt antrą ar trečią kartą nuotoliu, o šiaip esu susitikęs ir Dainavoj, ir Kenegbunkporte, ir Čikagoje. Turėjau garbės kalbėti, diskutuoti. Tai labai malonu dar kartą pasimatyti. Na, aš turiu skaidrių paruošęs. Nežinau, ar čia bus galima, mes neišbandėme prieš, prieš laidą. Aš pabandysiu dabar pasidalinti. Pažiūrėsim, kas čia mums išeis. A, Ar, ar matosi? Ką? Nežinau. O, taip. Ar ka, kas matyti pas jūs? Ar skaidrė, ar visos skaidrės? Alio? Man garsas dingo, nebegirdžiu. Vidmantai, aš O, matau skaidrę vieną skaidrę. aha. Matau nuotolinę paskaita tiesos tirpsmas ribų ir fakto šitą skaidrę. O, gerai, puiku. Na va, tai aš truputį norėčiau patikslinti savo pranešimo temą, nes kada pradėjau dėlioti faktus, skaidres, mintis, tai man dabar truputėlį ta tema, iš esmės jinai mintis ta pagrindinė, kur ir programai numatyta buvo, bet pagal tą medžiagos turinį gal bus tiksliau pavadinti tiesos tirpsmas. Ir čia truputį pratestų turbūt valdo tą mintį, kad į mūsų tą pasakojimą, kuris buvo labai aiškus, aš manau, iki 90 metų, kaip pagrindinis buvo Šapokos pasakojimas ir paskui, aš manau, kad išeivijos istorikai, jie išsilaikė daugiau mažiau su nedideliais svyravimais šitam farvateryje. O štai jau atkūrus Lietuvą, nepriklausomybės jau prasidėjo toksai to laivelio mūsų siūbavimas. Na ir pasižiūrėkime, kokiu būdu. Vis dėlto mus pasiveja, aš nekalbėsiu apie tą seną istoriją, ten irgi būtų klausimų ir būtų ką pasakyti, ten pradedant Gedimino laikais, bet aš daugiau, man pačiam geriau žinoma yra Antro pasaulinio karo metų istorija ir problematika, tai aš apsiribosiu tik šitų laikotarpių. Vat noriu atkreipdėmėsi į vieną knygą, kuriai pasirodyti vis dėlto reikėjo 75 metų. Ji išėjo anglų kalba 2014 metais, po poros metų buvo išversta į lietuvių kalbą, bet angliškai kalbančiai auditorijai ji užtruko, kad reiškia šitą laikotarpį, kuris maždaug 150 milijonų žmonių, taip sakant, pasmerkė diktatūrai, Stalino diktatūrai. Vakarų istorijose būdavo geriausiu atveju pora puslapių, nu, buvo kažkoks paktas, bet ten detalius niekas nesileisdavo.
Kodėl? Todėl, kad vis dėlto šitas karinis alijansas, jisai nebuvo vien tik tai karinis, bet buvo norom nenorom ta istorija, na, turėjo būti atspindima iš tam tikros perspektyvos. Ir štai Britų istorikas, jisai išdryso išgliaudyti, taip sakant, detaliau visą, taip sakant, šitą epizodą ir išryškinti tą, kuris pas mus labai, nu, taip sakant, pro sukastus dantis apie tai kalbama tik tai. Būtent, kad 22 mėnesius, trečdalį laiko, kiek truko Antras pasaulinis karas, Hitleris su Stalino buvo artimiausi sąjungininkai. Kada užiminėjo Belgiją, Olandiją, Jugoslaviją, kitas šalis, Graikiją, juos Stalinas uždarinėjo ambasadas, varė lauk pasiuntinius ir, taip sakant, jų propagandinę, jeigu paskaitysi spaudą, jis visiškai pritarė šitam totalitarizmui, šitam mažų tautų naikinimui, nors šiandien apie tai nemėgsta prisiminti. Nu, ir štai, reiškia, Lenkija, dvi, taip sakant, du diktatoriai pasidalinę ir, vat, matote, vartai kokie, reiškia, žvaigždė ir Hagenkreuzas, reiškia, tam tuose pačiuose vartuose ir taip sakant, parblokšta Lenkija priminėja Brest-Litovskė, Lietuvos Brastoje paradą, abu, reiškia, Guderianas ir Krivošeinas priiminėja bendrą paradą. Rumunų Sekuritatės užsienio informacijos departamento vadovas 78 metais pabėgo į vakarus. Ir tai buvo iki šiol aukščiausias sovietinio saugumo sistemos žmogus, pasitraukęs į vakarus. Jis dar gyvas, jau yra labai garbaus amžiaus, 28 metų gimimo ir išleido jis keletą įdomių knygų, aprašydamas iš vidaus, reiškia, šitą visą sistemą. Pirmoji tai jo buvo Raudonieji horizontai ir jis ten išreiškė tokį nusivylimą ir nusistebėjimą, kai jis nesuprantamų vakarietiškų mentalitetų, kuris nesugeba suprasti tokių klastingų komunistinės įtakos operacijų pobūdžio. Reiškia, 72 metais Ceausescu pradėjo savo slapčiausią operaciją skverbimosi, taip sakant, į vakarus, tokio tariamo, čia aš prisimenu ir turbūt vyresnės kartos žmonės irgi prisimena, kur kaip Rumunija buvo tarsi tokia, nu, toks linksmesnis lageris, reiškia, komunistinė sistema, bet jis taip tarsi flirtavo su vakarais, o sykiu tai buvo, reiškia, jo noras gauti, taip sakant, technologijas, gauti pinigų ir visa tai sistema buvo suderinta su sovietinė politika, taip sakant, nu, vakariečių mulkinimui. Kitą knygą jis parašė dar nesvaresnė, bet, reiškia, truputį kito plano, bet nepaprastai įdomi. Jinai vadinasi Dezinformacija. Ir jisai pasakoja apie, kaip jis buvo mokomas, reiškia, šitų dezinformacijos operacijų. Ot griežtai įslaptintame vadovėlyje, pagal kurį gyvenau priklausydamas sovietų žvalgybai, pirmame puslapyje didžiosiomis raidėmis buvo skelbiama: jeigu jums pavyks skleisti dezinformaciją, pavyks ir visa kita. Na, čia yra angliškos knygos viršelis ir jisai rašo tenais, kad dezinformacija yra slaptas žvalgybos įrankis skirtas valdžios melagystėms suteikti vakarietišką, nevaldišką atspalvį.
Svarbiausia sąlyga sėkmingai paskleisti dezinformaciją, kad sukurtoje istorijoje būtų tiesos grūdas, suteikiantis patikimumo regimybę. Ir pačią didžiausią ir dažniausiai nepataisomą žalą laisvam pasauliui padarė Kremliaus informacijos operacijos, kurių tikslas buvo perrašyti praeitį. Dėl KGB atliktų falsifikavimo operacijų šiandien Rusijos ir vakarų istorikams bene sunkiausia numatyti Rusijos praeitį. Jo mokytojas buvo Aleksandras Sacharovskis iš Maskvos. Ir jisai atvažiavęs į Rumuniją aiškino, kad kurdamas pagal Stalino modelį Sekuritate, faktiškasis buvo Rumunijos saugumo vadas, jis aiškino, kad dabar vyksta trečiasis pasaulinis karas. Ir šitas karas sumanytas kaip karas be ginklų. Sovietų blokas turi jį laimėti, nepaleidęs nei vieno šūvio. Tai idėjų karas, tai žvalgybų karas, kuriame paleistas į darbą naujas ginklas, vadinamas dezinformacija. Jos tikslas - paskleisti į tiesą panašią juodinančią informaciją, kad šmeistas atrodytų nutaikytas į tikrą blogį. Amerikiečių, jums turbūt gerai žinoma, RAND korporacija prieš jau 7 metų išleido tokį, jis galimas jį susirasti internete, jis PDF formatu atsisiunčiamas lengvai. Reiškia, aš jį taip išverčiau tiesos tirpsmas, bet kova dėl faktų ir jų analizės. Čia jie tyrinėja ir aprašo amerikiečių, reiškia, visuomenę ir Amerikos situaciją, kaip jie atrodė prieš 7 metus, bet mes dabar labai aiškiai matom, kad padėtis Lietuvoje yra visiškai tokia pati. Tai va, reiškia, čia pagrindiniai 4 punktai yra. Didėja nesutarimai tarp faktų ir jų interpretacijų, nyksta riba tarp faktų ir nuomonės, didėja asmeninės nuomonės ir asmeninio patyrimo mastas bei rezultatyvus poveikis visuomenės nuomoniai faktų atžvilgių. Tas vadinami dabar nuomonės formuotojai, tie influenceriai. Jis taip pasakė. Yra tokia nuomonė. Sovietiniais laikais irgi tai būdavo, kada negali, reiškia, ko nors pagrįsti, bet išeidavo partinis veikėjas, pasako, yra nuomonė. Ir jeigu jau yra tokia nuomonė, tai vadinasi, reikia jai pritarti. Ir mažėja pasitikėjimas anksčiau gerbiamais faktų šaltiniais. Tai mačiau tokią, žinot, kaip čia pasakyti, tokį vaizdelį. Žinot, 2 žmonės, sportininkai, daro atsispaudimus. Kamera iš arti, taip sakant, pritraukia ir, taip sakant, abudu jie lenktynių eina, kuris padarys daugiau. Bet paskui kamera atsitraukia ir pasirodo, kad vienas atsirėmęs į grindis atsispaudimum rankom atsispaudinėja, o kitas guli ant lentos ir už tos lentos kitam gale jis kilnoja, jis tik tai imituoja, taip sakant. Tai, žinot, reiškia, šitas metodas pasirodo labai efektyvus. Ir jeigu ta nuomonė yra, taip sakant, nebereikalinga pagrįsti faktais, tai klausimas yra tik tai tos nuomonės ištiražavimo. Ir visada bus teisingesnė, kabutėse, ta nuomonė, kurios apreptis, kurios klaida bus didesnė ir nebepriklauso nuo jos pagrindimo. Mums, Lietuvai, rūpesčio, taip sakant, labai aiškiai pradėjo matytis nuo 2005 metų. Kaip jūs prisimenat,
Putinas tada pasakė savo tą kalbą ir ten pasakė, kad didžiausia geopolitinė amžiaus katastrofa tai buvo Sovietų Sąjungos žlugimas. Ir vat jo specialusis pasiuntinys ryšiams su Europos Sąjunga buvo toks Jastrižemskis. Inteligentiškas žmogus, apsiskaitęs, mokėjo, tada atrodė gerai kalbėti, bet štai uh, man dingo mano. Ar jūs matote vaizdą? Ar matote? Aha. Vat jisai pasakė jau tada tokią frazę. Jeigu vadovausimės termino okupacija vartojimu tarptautinėje teisėje ir remsimės istorijos faktais, neįmanoma nedaryti išvados, kad negalėjo būti nei kalbos apie Baltijos šalių okupaciją. Tada atrodė, gal čia kažkoks atsitiktinis reikalas, tai pasakė, bet kada stebim žingsnius nuoseklius toliau, labai aiškiai matosi kryptingas pasakojimas, ir vienos, reiškia, ir pastangos šitą tezę įvairiais metodais ir būdais tiražuoti. Jie pradėjo leisti, atsirado tokia, ir pavadinimas leidyklos buvo Europa. Ten jie pradėjo leisti knygas Lietuvos tragedija 41-44 metai. Ir štai, reiškia, įvade tos knygos rašoma, čia rusų kalba ta knyga, į lietuvių kalba nėra išversta. Bet reiškia, kągi tokio vos per vienerius metus, nuo 40 iki 41 Lietuvoje spėjo nuveikti tarybų valdžia, kad užsitarnavo tokią lietuvių neapykantą, jog atėjus pirmiesiems vokiečių kareiviams jie pradėjo kruviną kovą. Atsakymas akivaizdus. To, kas įvyko Lietuvoje, logiškai paaiškinti neįmanoma. Lietuva buvo virtusi mirties fabrikų. Ir aiškintis to priežastis, atrodo, turi jau ne istorikai, o psichiatrai ir psichoanalitikai. Jie eliminuoja visiškai net iš istorijos lauko klausimą, nes čia yra psichiatrų reikalas. Nors Lietuvos sukilimo nevyko Estijoje ir Latvijoje, bet tematika irgi ir problematika tas pats - fašizmas. Reiškia, Estija kruvinas pėdsakas nacizmo 41-44, Latvijai, reiškia, irgi po nacizmo jungų Latvija. Ir štai vėl grįžtu prie Pačepos, kuris sakė, komunizmo esmė - mąstysenos pakeitimas. Vytautas Landsbergis gali patikti, gali kam nors nepatikti, bet dėl istorinios dalykų jis akcentus dėlioja tiksliai. Ir štai jo pareiškimas 2008 rugpjūčio 22. Iš karto tą pačią dieną, kada Rusija įsiveržė į Gruziją ir atplėšė Abchaziją ir Pietų Osetiją. Jis davė interviu tada Suomijos laikraščiui, savaitraščiui ir, reiškia, jis pasakė, kad, reiškia, labai pavojingas mąstymo būdas ir kad Rusija po 90 metų pasikeitė. Aišku, kad tas pasakymas yra nesąmonė, kad didžiausia geopolitinė katastrofa, bet už šio teiginio slypi kažkas daugiau. Jis negalėjo pasakyti tiesiai, kad vergų išlaisvinimas reiškia tragediją jų prižiūrėtojams. Jei ponas Putinas priklausė prižiūrėtojų būrui, jis turėtų jaustis blogai, kad kalėjimas, kuriame buvo laikomi vergai, sugriuvo. Ir ką jis sako, dabar Rusija nori prispausti Gruziją. Ji taip pat nori patekti į ES ir NATO. Gruzija priešinasi Rusijai, nors NATO ir ES to nedaro. O į klausimą, kas sekantis, Rusija jau atsakė.
Ukraina. Kas po Ukrainos? Baltijos šalis ir toliau Suomija. Jūs matote, reiškia, čia yra vėl 12 metai, dar 2 metai iki reiškia, krizės rytų Ukrainoje pradžios. Ir kokia antraštė? Kijevas ieško priežasties karui. Ukraina kalta. Zacharova, 17 metai. Ten buvo sukurtas toks filmukas apie Lietuvos partizanus. Na, kuris labai, sakyčiau, trumpas, bet buvo labai gražiai padarytas, įtaigiai, anglų kalba. Ir jis plačiai pasklido. Į Zacharovą reagavo. Ir tokiam istorijos iškraipimui sąmoningai platinom NATO, siekiant pakirsti Nürnbergo teismo išvadas, būtina užkirsti kelią. Jeigu šiandien Bandera, herojus miško broliai partizanai gelbėja Baltijos šalis, tai kas bus rytoj? Na, išeivijos istorikas Augustinas Idzelis, jis labai nuosekliai tą temą tyrinėjo, bet aš noriu pasiremti kitų dviejų teisininkų profesorių įžvalgomis. Profesorius Vaišvila aiškino, kad konflikto objektui nustatyti sąmoningai vartojama žodis ne okupacija, o santvarka, kad atrodytų, jog tai tik vidaus konfliktas, o partizanai neva kovoja ne su okupacija, o tik su santvarka. Ir jis aiškina, kad partizanai išėjo pirmiausia kovoti ne su santvarka, o su okupacija ir už savo šalies išvadavimu. Ir tokia kova pagal 49 metų Ženevos konvencijos straipsnį yra ne vidaus konfliktas, o nacionalinio išsivadavimo karas. Tarptautinis konfliktas, jo dalyviai ne nusikaltiniai, o kombatantai, kuriems taikoma ne amnestijos, o karo belaisvių teisė. Profesorius Vadapalas aiškino irgi, kad nacionalinio išvadavimo kariai turi kombatanto statusą, jei jie atitinka kombatanto kriterijus. Patekę į nelaisvę, jie naudojasi karo belaisvio statusu. Nacionalinio išvadavimo karas yra laikomas tarptautiniu konfliktu. Ir čia yra pasakyti, kada kombatanto kriterijus, kai turi vadovaujantį asmenį atsakingą už savo pavaldinius, turi tam tikrą aišku iš toli matomą skiriamąjį ženklą, uniformą, raištį, viešai nešiojasi ginklus, laikosi karo įstatymų ir papročių. Lietuvos partizanai visą tai atitiko. Čia galima labai daug pavyzdžių duoti apie Lietuvos partizanų pastangą suniekinti ir parodyti juos kaip žmogžudžius, kaip holokausto dalyvius, kurie slėpėsi, kaip sakant, nuo teisingumo, tada ėjo į mišką ir taip toliau. Na, bet aš čia apsiribosiu vienu pavyzdžiu. Čia tik tai Rūtos Vanagaitės, taip sakant, kūrybinė raiška. Na, jinai irgi keletą buvo bandymų, reiškia, reaguoti į Ramanauską Vanagą, kur, reiškia, parodė, kad jisai tikriausiai buvo rusų užverbuotas, kolaborantas ir taip toliau, nesvarbu, reiškia, kad jisai ten buvo žiauriai nukankintas, bet, ir paskui, kada jau buvo, taip sakant, atsitrenkė į tokią faktų sieną, taigi sako, nieko, aš tokio nežinojau, kas čia tokio, aš parašiau. Na, knyga buvo jos mūsiškiai, susilaukė, reiškia, daug tokios kontroversijos Lietuvoje. Aš bandžiau keliais atvejais rašyti tokias plačesnės recenzijas, bet mastas, kuriuo, kaip sakant, šitas buvo ištiražuotas, daro įspūdį.
Ir, reiškia, su tokiu nelabai pasivaržysi. Nuo teatro spektaklių iki daugelio kalbų publikacijų. Anglų, vokiečių, lenkų, švedų, rusų. Ir įtaka tokia, kad net istorijos instituto direktorius irgi mokosi iš jos pamokų. Tai o kokios pamokos? O štai, reiškia, pagrindinė problema, kad Putinas šantažuoja Lietuvą ir Lietuva, lietuvių istorikai bijo kalbėti tiesą. Ji tiesą pasakė tik tai. O tiesa yra tokia, kad mūsų močiutės ir seneliai numirė su žydų dantimis burnoje. Ir nėra reakcijos, jokios reakcijos į tokius, reiškia, dalykus nėra, nu, taip sakant, sklaida pasaulyje. Va. O dabar aš pakalbėsiu truputį apie faktus, kurių istorikai ne, nenori matyti arba, reiškia, jos tengiasi apeiti tylomis. Čia yra slaptas memorandumas 41 metų kovo 22 dienos amerikiečių diplomato, kuris buvo atvykęs į Lietuvą, na, matyt, kažkokius tai užbaigti reikalus, nes, kaip žinote, po okupacijos 40 metų rugsėjo mėnesį buvo uždaryta Amerikos pasiuntinybė, kada jau Lietuva buvo inkorporuota į Sovietų Sąjungos sudėtį, tai matyt dar kažkokių nebaigtų reikalų buvo, jie, reiškia, įsileido, bet jis čia tokį gana išsame ataskaitą pateikė sovietų, reiškia, politiką su veikla ir politika sovietų okupuotoje Lietuvoje. Ir jis jau čia, nežinau, kiek laiko jis čia praleido, bet labai įdomius įžvalgas pateikė, kad, reiškia, jau jis tada pajuto, Lietuvoje veikia plataus tinklo ardomojo pobūdžio organizacija. Į gerai apginkluotą ginklais, kur Lietuvos kariuomenė netidavė rusams. Neapykanta raudoniesiems yra tokia gili, kad net gimnazistai 17-12 metų sudarę slaptus būrius nešiojasi pistoletus. Pokalbiai su bet kuriuo lietuviu Kaune prasideda klausimu, kada manai prasidės karas ir kas apie tai kalbama Maskvoje. Karo tarp Rusijos ir Vokietijos laukiama pavasarį. Apie artėjantį karą dažnai užsimena patys rusų karininkai privačiuose pokalbėse su žmonėmis, pas kuriuos jie yra apsistoję. Dažnu atveju raudonieji karininkai po laikino pabuvojimo Lietuvoje reiškia pasibjaurėjimą sovietiniu režimu, kai palygina čionykščius ekonominius standartus ir laisvę su tuo, kas yra pas juos. Visuotinė žmonių nuotaika yra viena - nekantriai laukiama ir trokštama karo tarp sovietų ir nacių. Nors žmonės trokšta vietoj raudonųjų Lietuvoje išvysti vokiečius, jie tikisi, kad galų gale Vokietija vis dėlto pralaimės karą Didžiajai Britanijai ir tai leis Lietuvai vėl prisikelti kaip nepriklausomai valstybei. Tai štai yra nuotaikos Lietuvos, taip sakant, praėjus 9 mėnesiams po okupacijos ir likus 3 mėnesiams iki karo pradžios. Ir štai jau po karo Lietuvos, Amerikos pasiuntinys Lietuvoje Auvinas Noremas, jis, reiškia, po mėnesio iš karto pasakė, kad Lietuva priešinasi abiems raudoniesiems ir naciams. Ir Lietuva yra prieš didžiulį iššūkį. Pasveikinti išsivadavimą iš Rusijos, net ir atsidūrus Vokietijos rankose, buvo natūralus jausmas. Tačiau tiesa yra ta, kad Lietuva, kaip ir daugelis mažų tautų, trokšta išsivaduoti nuo užsienio šalies, kuri dabar kontroliuoja jo teritoriją. Jie išlieka kaip demokratijos pasienis ir kaip toks priešinasi hitlerizmui ir visiems kitiems agresoriams. Tai matot, reiškia, istorizmo principas, sakant, jisai reikalauja
vertinti įvykius, poelgius, situacijas to laiko perspektyvoje, tų žmonių akimis. Nes tai, ką žinojo jie ir ką žinome mes, yra skirtingi dalykai. Ir primesti dabartinio žmogaus galvojimą į anų žmonių laikus yra labai, taip sakant, neteisingas metodas, atliepiantis būtent tam, reiškia, nuomonės ir faktų priešpriešą, apie ką minėjau pradžioje. Jisai parašė labai įdomią knygą Amžinoji Lietuva 43 metais. Ir, reiškia, ji neišversta į lietuvių kalbą, bet yra nepaprastai įdomi ir būtų labai aktuali parodyti karo metai. Dar niekas nežinojo, kaip pasibaigs karas, bet jau 2 metai buvo, taip sakant, aiškus. Ir čia yra žmogaus vertinimas, kuris Lietuvą gerai pažino, kuris gerai pažinojo, suprato Lietuvą. Na ir vat štai tokį veikalą išleido. Lietuva dėja iki šiol to veikalu nėra susidomėjusi. Kaip nėra susidomėjusi iš tiesų ir kitų labai įdomių, svarbių darbų. Profesoriaus Tomo Remeikio ir tas įdomiausia Vilniuje išleista knyga Vokietijos okupuota Lietuva 2005 metais, jau prieš 20 metų, jinai pateikia 76 diplomatinės depešas amerikiečių diplomato iš Stokholmo taip sakant, į Vašingtoną, į valstybės departamentą apie Lietuvą. Tai yra vienas iš pagrindinių informacijos šaltinių, kurios reikėtų, taip sakant, labai įdėmiai studijuoti, rašant antrą mūsų, taip sakant, karo meto istoriją. Bet mes šito dalyko irgi, taip sakant, bent jau aš nematau šitos knygos rimtesniuose darbuose cituojamos. Gal ne viską, aišku, ir perskaitau. Va, na ir kągi, čia įdomus dalykas, jau karo išvakarėse, taip sakant, prieš sovietų okupaciją, 20 amžius paskelbęs tokį straipsnį Nauji valstybių užkariavimo būdai. Politinis suskaldimas, izoliacija ir apsupimas, nuolaidų išspaudimas, veikli agentūra, psichologinis karas, nelaukti užklupimai. Nu tai čia yra nauji, o iš tikrųjų ir seni, ir dabar mes labai aiškiai matome visą šitos instrumentarijaus taikymą, visų pirma, Ukrainos karo atžvilgiu, bet galim jausti ir mūsų aplinkoj, primetinėjant svetimus, taip sakant, pasakojimus, stengiantis nuvertinti ir diskredituoti Lietuvos kovotojus už laisvę, partizanus, sukilėlius ir visus, kurie, vadinasi, gynė šitą nepriklausomos Lietuvos atstatymą. Bandomas išsaugoti tą sovietinę tezę, kad čia įvyko, na, anksčiau sakydavo socialistinė revoliucija, bet kaip mes matom iš Ještržemskio pareiškimo, kad čia buvo teisinis aktas, Lietuva paleido, taip sakant, tokį teisinį sprendimą priėmė įstoti į Tarybų sąjungą, o Stalinas, kaip jis pokalbiuose su Rooseveltu ir Čerčiliu kalbėjo, tai sakė, čia buvo plebiscitas, vadinamasis rinkimai į tą liaudies vadinamąjį Seimą, tai buvo plebiscitas, kur žmonės pareiškė savo valią. Na, baigiu šitą paskutinę skaidrę. Lietuva bent 2 ar 3 kartus aplankė išmintingas Izraelio politologas ir istorikas Barry Rubinas. Ir jis čia skaitė keletą paskaitų.
ir jis labai, sakyčiau, giliai suprato, suprato tų, reiškia, ne tik Lietuvos, čia ir visos centrinės Europos gyventojams. Tai liečia ir mus, ir Lenkus, ir Latvius. Ir, taip sakant, pas mus įvyko sukilimas, Latvijoje nevyko sukilimas, bet Estijos kaltina už tai, kad jie ten buvo neatsispyrę ir sudarė tas SS divizijas. Lietuva jos nesudarė, daug nukentėjo dėl to. Nu, tai mes tada už kitką kalti. Tai jis pasakė tokią mintį, nepabaigime reikalavimai. Centrinės Europos gyventojams reikalaujant nepabaigiamų kalties išpažinimų duoda priešingus rezultatus. Tai veikiau iššaukia apmaudą nei atsakomybės pripažinimą ir tikrą atgailą. Mes turime pradėti dialogą, kuriame būtų gerbiama jų istorinė patirtis, sykiu esanti ir daugelio žydų patirtis. Mes galime būti draugais, galime tapti solidarūs, remdamasi mums bendra antitotalitarinė patirtimi. Mūsų kančios turi tapti pagrindu bendrauti, ne varžytis. Iš tikrųjų, tai reiškia, yra du totalitariniai režimai, kurie nuskriaudė visus. Bet mes kažkodėl tai vieną totalitarinį režimą vertinam vienareikšmiškai neigiamai, o kitas tarsi toks šiek tiek geresnis arba net ir visai neblogas yra. Tai vat štai čia yra nemaža dalis mūsų šiandieninių problemų ir šiandieninių, taip sakant, Lietuvos istorinės atminties problemų, nes nu, skverbėsi, primeta ir mes neturim jėgos atremti tuos svetimus pasakojimus, einančius iš Rusijos, einančius iš Lenkijos, iš dalies net ir iš Vokietijos. Na ir kaip sakant, žinoma, mūsų ir jėgos skirtingos. Aš su vienu Lenkijos istoriku kalbėjau, klausiau, sakau, na, kiek pas jūs dirba istorijos lauke? Nu, sako, 1000 istorikų maždaug. Nu, tai galite įsivaizduoti. Mes galim ant pirštų suskaičiuoti turbūt, kurie gintų lietuvišką pasakojimą. O visa eilė yra, nu, ir tos finansavimo. Lietuva neturi sistemos, taip sakant, kaip pateikti valstybės užsakymą. Lietuvos istorijos, taip sakant, neturim Lietuvos istorijos politikos. Na ir iš dalies čia kyla nemažai problemų. Tai ačiū, jeigu klausimų būtų, tai aš mielai atsakysiu.